Inga Matulytė pristatyti savo projekto Fruleba – kąsnelis sveikos energijos. Labadiena, pristatau Frulebą. Ar žinojote, kad pasaulyje trečdalis pagaminto maisto yra tiesiog išmetama, o daugiausiai iš jų yra išmetama vaisių ir daržovių? Fruleba yra sprendimas. Fruleba yra 3 lotyniškų žodžių fructus, legimosa ir baka darinys. Tai yra užkandis iš vaisių, uogų ir daržovių, būtent panaudojant jų išspaudas, kurios yra gausios skaidulinių medžiagų, vitaminų, mineralų ir antioksidantų. Atlikti rinkos tyrimai rodo, kad per ateinančius 6 metus sveikų užkandžių rinka išaugs kiekvienais metais po daugiau nei 7,5%. Taip pat aplinkai nekenksmingų ir tvarių maisto produktų rinka kasmet irgi augs po beveik 7%. Todėl Fruleba atspindi būtent 2 šias rinkas, tai yra sveikas ir tvarus užkandis. Fruleba taip pat sudėtyje turi daug skaidulinių medžiagų. Jinai tinka įvairioms amžių grupėms, sudėtyje nėra pridėtinių cukrų ir saldiklių, tinka veganams, sudėtyje nėra taip pat alergenų ir šis produktas yra gaminamas rankomis. Kadangi rinkos yra didelės, konkurentų taip pat yra, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis produktas išsiskiria iš rinkoje esančių sudėtyje dėl didelio kiekio daržovių ir būtent tai yra tvarus produktas dėl panaudojamų uogų, vaisių ir daržovių išspaudų. Todėl Fruleba yra daugiausiai sveikų sudedamųjų dalių turintis produktas. Šis produktas turės socialinį poveikį informuojant bendruomenės apie tvarius produktus, mažinant atliekų švaistymą ir panaudojant būtent išspaudas naujų produktų kūrime, bei prisidės prie naujų ir inovatyvių produktų kūrimo. Į šį projektą atėjau su idėja gražė iš išspaudų. Ši idėja vystėsi iki batonėlio ir šiandien atėjau su sveiku ir skaniu užkandžiu, kuris yra kąsnelių pavidalo. Jisai yra tvarus dėl naudojamų išspaudų, pagamintas rankomis ir būtent visa informacija apie šį produktą yra komunikuojama socialiniuose tinkluose, ir norėdama būti arčiau savo klientų, šį produktą pardavinėsiu mugėje. EVA poveikis prisidėtų prie verslo vystymo ir naujų įrenginių įsigijimo, tai būtent padidinant gamybos apimtis. Ir mano sekantys žingsniai yra toliau komunikuoti socialiniuose tinkluose, vykdyti pardavimus, plėsti gamybą ir pritraukti investicijas. Ir noriu padėkoti mentoriai Jelenai ir visai Kauno Grūdų komandai, kuri prisidėjo būtent prie šios idėjos vystymo. Fruleba kąsnelis sveikos energijos. Viskas, kaip suprantu, ačiū už prezentaciją, komisija, turit 3 minutės. Būsiu bjaurus, o kodėl aš jį turėčiau pirkti? Ta prasme, ko jis skiriasi? Aš nueinu į degalinę, ten 2 lentynos batonėlių. Prašau, sveiki. Šitame batonėlyje yra daug skaidulinių medžiagų ir kadangi dabar yra daug labai perdirbtų maisto produktų ir mes negauname pakankamo skaidulų kiekio, galiu išsiplėsti ir kalbėti toliau. Atsiprašau, aš klausiu, kodėl aš turėčiau pirkti. Skaidulas ten, degalinė aš neskaitysiu. Nes jis sveikas, skanus ir tvarus užkandis. Kiek kilogramų pagaminti reikia elektros? Nes jį reikia džiovinti ten ar kažką tai. Paties užkandžio džiovinti nereikia, reikia sudedamasias dalis atskirai pagaminti. Tai kiek elektros kilogramai? Šito dėja negaliu. Dėkui. Jūs užprogramavot neturėti augimo, nes tai produktas rankų darbo. Jūs tai sąmoningai kalbat? Kol kas tai rankų darbo, o kadangi minėjau, kad gamybos plėtimas ir investicijų pritraukimas, tai tas rankų darbas vėliau peraugtų į nerankų. Jis nebebūtų privalumas ir čia kolegos, bet neįtikintumėm, kad todėl, kad rankom sulipdytas. Mes kalbam apie sveikumą. Ar nuo darbo rankomis tas sveikumas didėja?
Jo, nes rankų darbas tai reiškia mažiau, brangiau ir vietoj tik tai. Taip, pradžia rankų darbas, o paskui plėtimas nebe rankų darbas. Gerai, ačiū. Tada? Kaip užtikrintumėt žaliavų tiekimą ir iš kur? Tai pagrindinės žaliavos, kadangi naudojamos išspaudos, tai sezono metu iš sulčių spaudyklų būtų surenkamos vaisių, uogų ir daržovių išspaudos, jos apdorojamos, o kitos sudėtinės dalys iš kitų tiekėjų. Kaip tada visus sanitarinius higieninius reikalavimus išpildytumėte? Kadangi dabar, kadangi tai yra rankų gamyba, rankų gamyba ribotas būtent kiekis, tai žaliavas pati apdoroju, kiek man reikia. O vėliau kitas etapas yra išspręsti būtent tų išspaudų panaudojimą dideliais kiekiais. Dar klausimų komisija? Kur panaudosit prizą, jeigu gausit? Prizą rodžiau, kad panaudosiu įsigyti, ten buvo parodyti 4 prietaisai, tai būtent kurie palengvins gamybos procesą. Ar užteks? Žiūrint, koks prizas bus. Tai jūs minėjot, kad dabar pradžio gaminat rankų darbų, tai ar jūs pati gaminat, ar vis tiek turit kažkokią komandą, kuri padeda? Pati gaminu. Ačiū, Inga. Ačiū už pristatymą, paplokim.